Po 6:15, vakar visą dieną pylė kaip iš kibiro, bet šiandien, žodžiu, sinoptikai rodo, kad vėl tikėtinas lietus. Įvairiai iš tikrųjų ten gismetėjo, metėjo, telefono orai rodo, bet vis tiek šiandien turiu treniruotę su dviračiu, 4,5 valandos. Planuoju važiuoti iš Palangos, kelsiuos į Neringą ir ten toliau kaip jau gausis. Žiūrėsiu plius minus pagal laiką, pagal savijautą ir aišku pagal orus. Tai vat. Šešis kilometrus nuvažiavau. Akiniai rasoja. Jaučiasi, kad sunkios kojos. Nežinau, kaip čia bus. Kol kas minam. Čia gaunasi iš kliužų lenktynės. Yra. 20 kilometras pravažiavau Lando kepurę ir jau pila normaliai. Galiu pasidžiaugti. O realiu blemba. Nežinau. Labą dieną. Su dviračiu. Į abi pusės. Kortelė. €7. Spėju čia dabar, ne? Ačiū. Nu va, žodžiu. 7:30 spėju į keltą. Varom. Numyniau jau. Numyniau 30 kilometrų. Ačiū. Pagelbės. Ačiū. Su šitu reikia ir grįžti, nebūtinai? Nebūtinai? Įleis mane, taip? Super. Bijau, kad sušlapščia man šitie visi popieriai. Čekiukai, žodžiu. Va, keltukas. Dėdė laukia. Važiuosim. Kitą pusę. Plauksim tai yra. Labą rytą. Kažkur susirasim vietą. Sausesnė gal kokį. Sušlapę. Nedaug žmonių. Žodžiu, kol kas sunkios kojos, nors jau valandą numyniau. 30 kg. Bet sunkiai minasi. Nieko. Bemušiu šitą treniruotę, svarbu nepasiduoti. O, koks laivelis įplaukė, žiūrėkit, į uostą. Truputį pakels klaipėdiečiam apyvartą. Keltas, manau, kad turės praleisti šitą laivą. Palauksim, kol praplauks ir tada galėsim varyti. Bet toks rimtesnis šitas. Nežinau, kiek per sezoną tokių atplaukė.
Bet atrodo neblogai. Sunkiausias momentas būna, kai kojos tampa šlapios, kojinės šlapios ir lietų. Nu, kelsimės toj. Kuršių nerija toliau lyja lietus. Kuršių nerija gero. Šio birželio delnuose gimsta meilė ne pirma, kol naktį dengs trumpa tamsa, tu vis drąsiau apkabini mane. Nuodėminga vasara, Labą. Užliejanti mane, kai nerūpestingai leidom kristi širdims, aptemo galvose, debesys po kojom, laikas nediktuoja, kiek neš mane. Ta srovė, kurios nekontroliuoju, kai tu laikai mane. Laužas tavo akyse, troškūs dūmai plaukuose, turime 3 minutės, kol saulės spinduliai visas išges. Nuodėminga vasara, o tu sūri banga, užliejanti mane, kai nerūpestingai leidom kristi širdims, aptemo galvose, debesys po kojom, laikas nediktuoja, kiek neš mane. Ta srovė, kurios nekontroliuoju, kai tu laikai mane. Tu nuodėminga vasara, tu nuodėminga, tu nuodėminga vasara, tu nuodėminga. Nuodėminga vasara, o tu sūri banga, užliejanti mane, kai nerūpestingai leidom kristi širdims. Žodžiu, buvo sustabdę pareigūnai, sakė, negalima važiuoti šito keliu. Realiai buvo ženklas dviračiam draudžiama. Bet visą Juodkrantę išvažinėjau, ieškau kaip į dviračių taką įvažiuoti. Tai susitikau moteriškę vieną. Man papasakojo, kažkur čia turi būti įvažiavimas už Juodkrantės. Ką tik išvažiavau už Juodkrantės ir ieškau. Toliau. Lyja, karočią, šlapias kaip ciucikas. Bet kol minų, tol gerai. Kai sustoju, nieko gero. Svarbu gera nuotaika. Kol kas. Guminukų dar yra. Atsiger dar turiu. Elektrolitų yra. Žodžiu, ne taip ir blogai čia viskas. Šiaip gamta super. Man labai patinka. Eik tu sau. Kormoranų perėjimo vieta. Wow. Pagaliau atradau taką. Tikiuosi toks ir bus. Daugiau čia man autostrada, ne dviračio takas. Bet žiūrėsim. Tai esu maloniai nustebintas dviračio takų žiauriai. Geras, lygus asfaltas, malonu riedėti. Kas kilometrą va tokios va lentutės. Rašo kiek iki poilsio vietos, kiek iki tualeto, kiek iki kito miesto. Super.
štai ir pervalka. Bandau orientuoti, kur toliau. Truputį klaidinantis matė dviračių pakeičių. Žodžiu, ieškom. Telefoną jau netraukiu navigacijai, nes žodžiu visas šlapis. Iššau ten į maišiuką kažkokį. Ir viskas kol kas bandau taip. Ką tik pravažiavau nusukimą Preilą pervalka atrodo į kairę, o Nida tiesiai 10 km. Jau liko iki Nidos 10 km. Gal ir gerai. Žodžiu, atvažiuoji tokį dalyką ir nesupranti, kur važiuoti. Ar į Preilą, ar jūra. Ai, ženklas Nida 9. Tik užsisukęs labai. Galėtų dar iš tos pusės irgi matyti. Gerai, varom toliau. Preila! Ežeras. Preilos ežeras. Keli entuziastai, vienas bėga. Todėl tuščias miestas. Nieko nėra. O taip va. Nu tai va. O taip Nida manęs laukia. Žinau, ką toliau čia man daryti. Reikės važiuoti atgal. O, žiūrėkit, yra irgi kam nėra blogo oro. Dviračių. Ekskursija ar kas čia? Labą dieną! Kur važiuojat? Labą dieną! Labą. Labą dieną! Labą dieną! Labą dieną! Wow! Motyvacija! Nidos molas primena man vaikystę, savo darbę meškerėm žvejodavom ten su tėčiu ir broliu. Strada. Nidos kopa tiesiai matosi. Sportlando parduotuvė, prašom. Normaliai. Sportuokit į valias. Nu ką, dar noriu nuvaryti prie Kernagio, atsisėsti ir varysiu atgal. Sorry, Vytautą, jaučiuosi visas apsišykęs po visų pliurzų ir taip toliau. Bet smagu. Labai vertinu Kernagio kūrybą, labai patiko jo muzika, poemos. Dviratukas tai kaip, nežinau, po antro pasaulinio atrodo. Žodžiu, galiniai stabdžiai ten neveikia, priekinį irgi po truputį atsisakinė. Kažkaip dar rėdėt reikės.
Nu ką, Vytautai, liko dar kelelis tolimas, kelelis artimas atgal. Judam. Ir toliau kaip iš Kibiro varo, galvoju, Nidą pasieksiu, gal aprims. Bet ne, gamta nejuokauja. Nida nelabai čia manęs laukia, nėra žmonių, nesupratau. Tik vienas kernagis pasitiko, su gitara pasėdėjom, pakalbėjom. Super. Tikrųjų jo vieną ir užtenka. O, aš ne vienas. Labą dieną. Pasigavęs vėją, pasidirbsiu laivę. Kai atrodo jau viskas, pasidirbęs laivę, pas labai sunku, išplauksiu. kai labai motyvuoja kažkas skanaus. Vakarą, žiemą, vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, Aišku, dabar riešutams vyrant. Ypatingai. Lauk mane, vėlas po pievas, rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką. Pasivėjau savo draugelius. Susikvietęs rūką, pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant. Lauk mane, vasarą atplauksiu. Vėl pasiklydau čia prie pervalkos, ar tai prie Preilo, žodžiu. Nerandu, kur juo atkrenta. Labai mane čia klaidinama. Tie dviračių takai pastatyti, kai kur nespėjai ženklų pasižiūrėti. Tai aš tikau žmogų, šitas sunkvežimio vairuotojas, kaip tik jis prie sankryžos sustojo. Paklausiau, kur važiuoti, tai parodė. Aišku, galėjau tiesiog bandyti telefoną išsitraukti kažkur tai ten iš maišo kažkokio ir pasižiūrėti, bet iš tikrųjų taip faina kartais su žmonėm pasišnekėti. Tiesiog faina. Padėtas technologijas, pailsėti. To ir linkiu. Dabar tikiuosi viskas bus gerai toliau. Vaizdelis tai wow. Jau lietus man vienodai šviečia iš tikrųjų. Tai, kad išbrinkė rankos jau, bet nieko visas. Duomenų jau lygiai 4 valandas, numyniau 105 kilų su savo visais bairiais. Porą syk sustojęs, kažkur pasiklydęs, bet, nu žodžiu, ir lėja lietus dar. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant. Lauk manęs, lauk manęs, lauk manęs. Bangelės. Pažiūrėkit, kokios bangos. Wow. Nei vieno žmogaus. Juodkrantė jau kažkur šone liko, nudu link perkelos, per 15 ar 14 kilų. Visą laiką, kai kažką geriu ar ten valgau, smėlio skonis, nu, nes va.
Taip atrodo gertuvė ir šiaip viskas, kas gali. Jaučiu, kad visa nugara smėlėta. Sakyk man, kurį ne, kas skauda tau širdį. Neslėpki, ką jauti, pabūk su manimi. Pasaulis byra jau, tu nori vis daugiau. Mes lekime vieni, atsistok su manimi. Palauk manęs, žvaigždės mus nuves, vienai man betavęs. Kai blogas oras, visi turbūt į delfinariumą nori varyti. Pilna mašina čia. O šiaip visa Neringa tuščia, nebuvo žmonių. Va, keltas atplaukė. O, kaip aš vaikų, kaip gerai. Eina savo, vėl ežeras. Plaukiam. Žodžiu. Galiu rekomenduoti Neringos dviračių takus, turbūt realiai geresnių niekur nesu matęs. Stabdžiai mano nestabdo. Nežinau, bandysiu kažką pareguliuoti gal. Kelti. 140 kg, 5 valandas 18 minučių. Liko grįžti į Palangą. Kol kas nuotaika super. Oho, žmonių kiek. Delfinų pažiūrėti. Gal grįšim, tai nedaug. Super. Dviratukas, kaip atrodo. Labą dieną. Kruizas jau pusę dienos prisišvartavęs. Mes irgi švartuojamės ir judėsim toliau. Turisto Lituano. Rytais aš laukiu vis, kad apkabinsi vėl. Bandau išvažiuoti iš Klaipėdos. Svai giruliai. Sapnuose praradusi tave. Jau įvažiavau į Karklę. Good news. Namai artėja. Šlapia, toliau lyja, žodžiu. Bet alkanas jaučiuosi. Kažką valgysiu. Nors ir bijau dėl savo stabdžių ir dėl to, kad dviračių takas ten vingiuotas, siauras, drėgna dar. Bet vis tiek renkuosi nuo Karklės iki Palangos dviračių taką, nes nelabai yra kito racionalaus pasirinkimo. O plentų ten aš neįsivaizduoju, reiktų apsisukti ir panašiai. Tuoj suksim. Čia norėjau sukti, čia takas link jūros. Tai kur tas dviračių takas dar toliau? Va čia jisai. Ties Karklės pabaiga. O, Jesus. Ežerai. Nu. Nuvažiuojam, kas bus tas. Širdim apglėbk apsuk, aš nerandu tavo.
kas smagiausia, kad ir koks šūdinas oras dabar čia prie jūros, bet mano visi sutikti ten dviračiai, nu aš nežinau, gal iki 20 sutikau, gal 30 bendrai paėmus, bet visiems, kad ir kaip lyja, žodžiu, pasisveikini, pakeli ranką ir jie visi pilnom šypsenom irgi pasisveikina, žodžiu, dopaminas valdo ir žiauriai faina sukovot su savim ir ypač kai sunkios tokios sąlygos, labai smagu. O iš tikrųjų aš be reikalo bijojau to dviračio taku, nėra čia tokių posūkių labai jau staigių, kokių bijojau, nors ir buvau važiavęs, bet kažkaip man atminty buvo įstrigę, kad labai daug manevruoti reikia, bet iš principo super, su plentiniu važiuoti, dabar žmonių, sakau, nedaug, labai viskas gerai. Valandėlė. Nepamenu, kada taip džiaugčiausi atvažiavęs į Palangą, kaip dabar. Gal kai buvau vaikas. Žiauriai faina. Kur žvaigždės mus nuves, vienai man be tavęs, pasaulis neiškęs. Viskas. Gavosi 100, šiam 9 kilai, 6 valandas 24 minutės, vietoj 4,5. Žodžiu, bet nesigailiu nieko, net ir oras gerai, kad toks buvo. Viskas į patirtį. Skysčių turėjau 3 gertuvės, pritrūko, paskutinę taupiau, 2 litrai, visi buvo su elektrolitais. Suvartojau 6 geliukus, 1 batonėlį suvalgiau, žodžiu, ir pasikroviau labai daug geros patirties, geros nuotaikos ir super. Dabar ieškosiu šlangos, nusiplaut dviratį, nusiplaut save ir gerai pavalgyti. Dviratukas. Beje, akinukų, kurie pas mane kabo čia visą kelią, neprireikė šį kartą. Gal kada kitą syk.